Ką tik nusipirkau labai įdomų laikrodį. Pamenate, ne kartą pasakojau apie garsųjį Zodiako žudiką, kurio niekas niekada taip ir nerado. Tai jam tą vardą suteikė teisėsauga ir žiniasklaida. Vien dėl to, kad savo laiškus jis pasirašydavo štai tokiu apskritimu ir kryželiu per jį. Manoma, kad taip jis padarė tuo met, kai rašydamas laišką pažiūrėjo į savo laikrodį, kažkurį iš vintažinių Zodiac modelių. Man ši istorija pasirodė įdomi, todėl nusprendžiau nusipirkti kažkurį iš Zodiac laikrodžių. To norėjau seniai. Iš pradžių buvau nusižiūrėjęs šį Zodiac Seawolf, tačiau 1000 eurų man nepasirodė suma, kurią aš norėčiau už jį sumokėti. Todėl kelis mėnesius internete naršiau, kol atradau vieną tokį chronografą, kuris pagaliau atkeliavo. Tai va, ką tik gavau dėžutę su laikrodžiu, kažkokio iš tikrųjų yra įrankio, bet nesvarbu. Norėjau atidaryti ant kameros, nes galvoju, gal bus koks akmuo įdėtas. Nepasiėmiau peilio. Kom tas peilis? Man to peilio visiškai net nereikia. 2 hours later. Nagi pasižiūrim, kągi čia gavom. Ne, visgi peilio reikės. Yeah, no shit, Sherlock. Kiek čia dar bus? Dar. O, vis dėlto laikrodis. Vis dėlto laikrodis. Neapgavo manęs. O, koksai prasojęs visas. Nieko nematau, rasa vėl ant lango. Ok, tu ku... Parasta, pizing langą. Pizing. Iš karto dezinfekuoju šį. Nežinia, kokios ten bacilos Prancūzijai. Rodiklis veikia. Šiaip atrodo neblogai, bet aš jau esu nusipirkęs baltą dirželį. Jį taip pat pamėginsime pasikeisti, nes aš kažkaip įtariu, kad su juo daug gražiau atrodys. Aš labai mėgstu iš tikrųjų, kai gaunu naudotą laikrodį arba šiaip kažkokį naudotą daiktą, visą laiką jį nudezinfekuoju ir kažkaip tada iš karto jisai tampa mano. Tai gal čia psichologinis dalykas kažkoks yra. Man nelabai patinka tas silikoninis, toks pigumo kažkokio duoda. Ir tas silikonas va toks visas perlinkęs, jau panaudotas. Nelabai man. Bandome užsidėti. O, man visai patinka. Baltas, gražus, man patinka. Tai 2011-aisiais išleistas laikrodis pavadinimu Zodiac Admiral. Šiuo metu jam aktyvių skelbimų internete neradau, todėl džiaugiuosi nusipirkęs kažką išskirtinio. Jis ganėtinai paprastas, su kvarciniu mechanizmu ir safyriniu stikliuku. Pakeitus originalią silikoninę apyrankę jis man įgavo visai kitokį vaizdą. Man jis atrodo labai solidžiai ir galiu prisipažinti, tai vienas patogiausių laikrodžių, kokį esu turėjęs. Už jį sumokėjau 150 eurų. Manau, tai neblogas dylas. Nežinau, kiek toks kainavo naujas, bet senuose skelbimuose tokį mačiau už maždaug 250–300 eurų. Zodiako laikrodžiai savo veiklą pradėjo dar 19 amžiuje. Iš pradžių jie vadinosi Auguste Calam, bet greitai savo pavadinimą pakeitė. Nors šie laikrodžiai ir nėra dabar labai plačiai žinomi, pastaruoju metu apie juos kalba ir liaupsina vis daugiau žmonių ir laikrodžių entuziastų. Ypač, kai jie išleido jau mano minėto Seawolf naująją versiją. Jaučiuosi lyg nusipirkęs dalelę istorijos. Zodiac has a much more historically significant history than I think many collectors perhaps recognize. I also love the small details like the orange Zodiac logo on the crown. Overall, I think that this is one of my favorite watches. So today we are talking about a brand with a big, big history. In fact, the brand was founded in 1882. Komentaruose pasidalinkite, apie kokį laikrodį svajojate jūs.
Gal Kalėdų seniui jau parašėte laišką? Džiaugiuosi turėjęs galimybę su jumis pasidalinti savo naujojų pirkiniu. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei nesunku, paspauskite mygtuką patinka ir prenumeruokite mano antrąjį kanalą. Iki kitų kartų.